Sveiki visi, su jumis aš Magic Noise ir šiandieną rodau 3 triukus su kortomis ir parodysiu jų paaiškinimus. Taigi, nieko nelaukdamas pradedu pirmą triuką. Jis vadinasi 3 broliai banditai. Štai, 3 bartukai. Gyveno kartą 3 bartukai ir kartą sugalvojo apiplėšti banką. Užkopė ten užkopė ant stogo. Pirmasis bartukas valdė 3 aukštą. Tai dedu. O, čia kažkur. Kad būtų aišku, jog čia nėra jokios. Štai čia. Antrasis. Antrasis į antrą. Ir trečiasis į pirmą. Bet kai išgirsdavo policijos sirenas, jie labai greit pabėgdavo. Bartukai buvo greiti. Ir visą laiką greitai bėgdavo ir pabėgdavo link stogo atbėgę. Tai kaip šitą triuką padaryti? Visa paslaptis yra 3 belekokiose, gali būti belekokios pagalbinėse kortose. Štai 3 kokios ir dedame, kai aš buvau prieš video pasiruošęs tas 3 ir va čia dedame už, kad nesimatytų. Va, matot? Nieko nesimato ir galima kaip norit rodyti, bandyti, bet reikia, kad nesimatytų. Štai, va, aš jas visas suspaudžiu, padedu ant stogo, o viršuje dabar yra tos pagalbinės kortos, nes jos buvo už bartukų, o bartukai yra po jomis. Taigi, dabar, kai yra tos 3 pagalbinės kortos, jas dedu. Visi galvoja, kad čia yra, čia bartukas, tai jis kiša bartuką. Štai, bet iš tikrųjų čia yra pagalbinė korta, kaip matot. Va, karalius. Būvno. Štai, antroji pagalbinė korta, ne tą pusę. Ir trečioji pagalbinė korta dedam kur, kažkur gale galima. Tai va, ir tada, kai išgirsta jie sirenas, aš suspaudžiu. O juk lieka bartukai, visos pagalbinės kortos išdėliotos. Todėl dabar bartukai yra patys pirmi. Štai, šios išdėlioju. Tai gaunasi, kad bartukai yra viršuje, aš juos išdėlioju ir jokio čia stebuklo nėra. Tai antrasis triukas yra tas kaip štai, triukas yra ganėtinai paprastas, pavadinimą nežinau, ir štai, žiūrovui sakote, įdėk vieną iš savo kortų. Pasirink kortą, tai pirmą žiūrovas pasirenka, štai. Va, matote? Štai matote? Įsidėmėkite šitą kortą. Šias sudėdu, kad būtų, nesimatytų nieko. Štai. Dabar žiūrovą paprašau, kad įkištų. Jis įkišo, belekur. Dabar aš už nugaros padarysiu stebuklą ir atspėsiu kortą ir ją atlenksiu. Štai. Manau šitą. Taip, gerai. Tai, va, yra. Dabar aš visas kortas išdėlioju. Ir štai, kaip matote, aš atspėjau tą mūsų kortą. Taigi, kaip aš ją atspėjau? Labai paprastai, ogi. Tai sunkumas yra tas, kad jog korta, visa šita korta, kur va čia yra, aš kažkur ją padedu va čia gale, kad nesimatytų galo. Ir štai, kai aš sakau, įsidėmėkite šią kortą, kai jau žiūrovas pasirenka, tada aš apverčiu, kad jis nematytų. Ir čia ta vienintelė korta yra apversta. Tai tada, va, aš sakau, įsidėmėjai, sako jo, ir tada jis įkiša kur nori. Nesvarbu, kur šiaip tais. Ir tada, va, ir tada, aš sakau, padarysiu stebuklą, kad įdėsiu kortą. Paimsiu ir įdėsiu kortą, apversiu tą kortą tavo. O iš tikrųjų aš apverčiu, va, šitą kortą. Opa. Taip. Va taip atrodo veiksmas taip. O, ir tada o. Ir taip nesimato. Taip, dabar aš padarysiu. Ir reikia greitai,
kad, biškai reikia palaukti, nes aišku, galvo žiūrovas, jeigu taip greitai jau turėjai kažkokią kortą. Tai va, ir tada aš kai rodau. Va. Štai kortos visos. Kur čia ta mūsų korta atsivertusi? Nesimato. Na, bet iš reikalo tai turėtų būti atsivertus. Kažkas tikriausiai nepavyko. Ir... Ja. Va, yra. Va. Štai, mūsų būgnų trejetas. Ir trečiasis triukas bus lobis. Tai jam reikia 10 kortų. Na, 2. Nesvarbu kokių. Čia jau 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir jas visas išmaišysiu, kad negalvotumėte, jog aš čia pasirašiau. Va. Va. Aš matot, paimu. Nieko nėra. O štai. Va. Tai dabar žiūrovas turi pasižiūrėti kortą. Aš jos nematau. Štai žiūrėkit, aš jos nematau. Nematau, aš užsidengęs akimis. Ok, dabar sudedu. Štai, matote? Dabar žiūrovas turėtų nuo 1 iki 10 nukelt nuo tos kortos. Ir ta korta irgi skaitos. Tai 1, aš 4 nukelsiu. Ir po 1, ne po 2 keliu, nes žiūrovas irgi taip darytų. Jis juk nėra magas. Tai va, 4 kortos nukeltos. Vedėjas jas apverčia ir padalina per pusę. Ir deda ne va kaip aš, dabar vieną ant kitos. O vieną po kitą. Va, štai matote? 3, 4, 5. Va. Štai, visas kortos, jokių stebuklų nėra. Ir aš dabar jas sudedu. Štai. Ir pakeičiu. Jeigu buvo ana pusė, parodysiu, 1, 2, 3, 4, 5. Jeigu ta pusė buvo, kad nematytų žiūrovas, reikia, jeigu ta pusė buvo, šita pusė buvo ant viršaus, čia, tai dabar aš apkeičiu pusėmis ir dabar čia, šitaip yra. Ir vedėjas turi tada apversti kortas ir vėl duoti žiūrovui. Ta žiūrovas turi vieną daugiau, sako vedėjas. Perkelk vieną daugiau, tai aš dabar 5 perkeliu. Štai 5. Ir kai viskas jau padaryta, duodu vedėjui ir vedėjas deda tai veidų į kortos veidų turbūt ir vieną ant kitos. Vieną ant kitos. Ir štai. Vėl nugarą atverčiu ir štai. Pirma korta, antra korta, trečia korta ir štai 4. Tai tikrai, manau, korta ta. Pasižiūrėsiu dar. Taip. Čia 5, nes apsivertė dabar. Tai žinot. 5 čia yra. Tai jo, tai paslaptis, tai čia tik teisėgą reikia išmokti ir viską mokyti. Tai, va, jokių paslapčių čia nėra. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Ir spauskit like, subscribe ir share. Ir kelsiu antrą video triuką. Iki.